292 toks gausus studentų skaičius 2024 metais baigė Šiaulių valstybinę kolegiją, 11 iš jų su pagyrimu. Birželio 26 dieną teikimai vyko Verslo ir technologijų fakultete, rytoj 27 dieną diplomai bus įteikti baigiantiems studijas Sveikatos priežiūros fakultete. Šiaulių valstybinė kolegija šiandien švenčia. Išlydime beveik 300 šiemet aukštąjį mokslą baigusius absolventus. Bendrosios praktikos slaugytojams diplomus įteikėme dar žiemą. Labai džiaugiamės, kad ši laida tai yra 20-oji kolegijos aukštosios mokyklos absolventų laida. Ir pirmoji, kurią išlydime kaip Europos universitetų aljansas Neolaja. Tai reiškia, kad savo studentams, absolventams, visai akademiniai bendruomeniai atsiveria dar vienas galimybių langas – studijuoti, įgyti aukštą išsilavinimą čia Šiauliuose ir tuo pačiu būti Europos aukštojo mokslo erdvės Europos universitetų aljanso dalimi. Įdėtas įdirbis, pastangos, jaunatviškas lankstumas ir akademiniai pasiekimai kolegijos bendruomenės neliko nepastebėti. Šiais metais iš tęstinių studijų tarptautinio verslo studentei įteikta premija. Šiandien esu su labai pakilia emocija. Visi mano lūkesčiai buvo galbūt netgi viršyti tie lūkesčiai, bet esu labai laiminga, labai patenkinta. Tikrai kolegija buvo kaip antri namai ir visi dėstytojai, visi lektoriai, visa bendruomenė kolegijos buvo labai supratinga, labai palaikanti, įkvepianti. Tai tikrai tiek aš, tiek visa mūsų tarptautinio verslo grupė labai džiaugiamės dėl to. Labai džiaugiuosi, kad buvau pastebėta. Iš tikrųjų, tai to labai stipriai galbūt ir netgi, sakyčiau, nesureikšminu, dėl to, kad ne vien aš buvau ta versli, sakykime, kuri sugebėjo ir mokytis, ir dirbti, ir karjerą tuo pat metu vykdyti, bet manau, visi nusipelnėm to gero žodžio pagyrimo, bet aš asmeniškai labai tuo didžiuojuos. Jau antrus metus iš eilės šią premiją steigia Šiaulių regiono Lietuvos verslo moterų tinklas, kurio vadovė nepaprastai džiaugiasi tokiais įkvepiančiais pavyzdžiais ir linkėjo studentams atrasti save Šiauliuose. Aš atėjau į šitą renginį atstovaudama Šiaulių verslo moterų tinklą, o Šiaulių verslo moterų tinklo viena iš prioritetinių veiklos krypčių yra moterų ir jaunimo verslumo skatinimas. Tai bendradarbiaujant su Šiaulių valstybinė kolegija, mes paprašėme kolegijos pedagogų rekomenduoti studentę ar studentą, kuris iš tikrųjų yra vertas būtent verslumo prasme apdovanojimo. Džiaugiamės, kad nominuota studentė ne tik pati mokėsi, tačiau kuravo savo studijų draugus, jinai buvo seniūnė, taip pat dirbo įmonėje vienoje, po to atlikdama tyriamąjį darbą dirbo ir kitoje įmonėje. Tai mums kaip verslo moterų tinklo narėms yra labai džiugu apdovanoti, tikėkimės į mūsų gretas kažkada įsiliesiančią jauną merginą. Ir būtent Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams aš linkėčiau likti Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Aš drįstu pasakyti ir drįstu palinkėti, kad jie liktų Šiaulių regione. Ir tikrai labai nesinorėtų, kad gabūs studentai, gabūs absolventai, išvažiuotų į kitus didesnius miestus. Aš manau, kad Šiauliuose perspektyva yra tikrai ir aš tikrai linkiu šitiems nuostabiems studentams likti mūsų regione. Prasmingais linkėjimais dalijosi ir Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė, studentė, linkėdamos savo bendruomeniai toliau ambicingai siekti savo tikslų, o esant sunkumams nebijoti jais dalintis. Nuolat tobulėti, nes diplomas pats savaime nėra aukštojo išsilavinimo tikslas. Tikslas ir toliau tobulinti savo kompetencijas ir sėkmingai taikyti įgytas žinias. Pirmiausia, tai palinkėčiau niekada nepasiduoti, nes per tuos 4 metus tiesiog gali būti, ar 3 ar 4 metus gali būti tiek iššūkių, bet svarbu kalbėtis, svarbu dalintis tuo, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, kaip tau sekasi ir žinoti, kad visa tiek kolegijos bendruomenė, tiek ir bendrakursiai, ir šeimos nariai, ir kolegos, jie visi yra
čia, kad palaikytų mus. Su pasididžiavimu vienus studentus išleisdama aukštoji mokykla jau laukia kitų. Dar iki pat Liepos 24 dienos vyksta pagrindinis priėmimo etapas. Kolegija kviečia drąsiai konsultuotis ir rinktis studijas Šiauliuose.